naujas modeliukas 101831. Dabar visiškų bestsellerių tapusi tamsiai ruda spalva. Ir šitas modelis tikrai noriu atkreipti į dėmesį, nes jisai toks grinai kasdienį nešiojimo vidutinio dydžio rankinė, labai patogi, patvari, nuostabią turi pintą rankiną, kuri puikiai atitaikyta nešioti tiek ant viršutinių drabužių, tiek tiesiog. Tikrai to ilgio pakanka ir jisai labai papuošia visą jūsų įvaizdį. Labai tas gražus pynimas. Ir žinoma yra ir ilgas dirželis. Ilgas odinis diržas, kuris reguliuojamas, tad šią rankinę galite užsidėti ir ant peties. Tiesiog ant peties per petį, kaip jums patogu. Fainas labai modelis, natūrali grublėta oda. Čia yra irgi taipogi aukso detalės joje. Tuoj parodysiu, kaip atrodo vidus. Yra vienas vientisas joje skyrius, juodos spalvos natūralios medvilnės vidinė apdaila ir šone dar skyrelis su užtrauktuku. Vienas vientisas skyrius. Lengvutė, labai minkšta, bet ir tuo pačiu išlaikanti savo formą. Va, žiūrėkit. Pagrindę jūs prašote būtent, kad būtų minkštos odos. Tai praktiškai visos rankinės labiau yra kietesnė oda, kai yra lygios odos rankinės. Tai vat, visos grublėtos yra daug minkštesnės, jos malonesnės prisilietimai. Jos nėra tokios kaprizingos, nes būtent grublėta oda labai gerai valosi, labai gerai prižiūrima ir tikrai jums tarnaus ilgus metus. Tai kokių spalvų šito modeliuko turi? Yra ši nuostabi, ar telefonai nėra kišenės klausimas? Ne, šitam šone nėra kišenės, tik tai iš vidinės dalies yra kišenės su užtrauktuku. Tai kokių spalvų dabar šiuo metu jų turi? Ši nuostabioji juodo šokolado spalva arba ruda spalva. Ponia Kristina, kainas visas rasite elektroninėje parduotuvėje shopitalianbags.com. Tik prisiregistravusiems klientams bus matomos visos kainos ir galėsit jais pasinaudoti. Taipogi iki penktadienio vidurnakčio rugsėjo 22 dienos galioja nemokamas pristatymas. Ir kas per Facebooką mato, tiek per Instagramą, jeigu gali Veronika irgi dalintis ir kodų pavadinimais, ir nuorodom Instagrame taipogi, tai merginos, visos nuorodos yra dedamos į komentarą, tiesiog sekite, nes mažiau klausimų tokių bus, nes asistentė dirba ties to, kad jūs informuoti. Tad sekit komentarus ir matysit tikrai, kur jūs nukreips. Tai kokios spalvos dar yra? Alyvinė, tai yra visiškai nauja šių metų spalva, itališkai vadinasi uva. Alyvinė spalvytė tikrai nuostabi, tokia prigesinta, švelni ir tikrai atkreipinti į save dėmesį. Tai visiškai favoritai šių metų iš spalvų pusės, tai yra būtent ši uva ir čokolad spalva, tai yra juodas šokoladas spalvytė. Elektroninė parduotuvė jinai pavadinta tamsiai ruda ir alyvinė. Kokios dar spalvytės yra? Matau balta, tamsiai mėlyna spalvytė. Ciao Matteo. Hi, how are you? Hi. Ciao. Ciao. Taip, žinoma, klasika juoda, gesinta mėlyna spalva. Oranžinė spalvytė, tokia labiau rudeninė oranžinė spalva. Matau dar kūno spalvytė ir fuksija spalva, tiesiog sunku man dabar pasiekti kūno spalva ir fuksija spalva.